Styratuka. Ligoninėje. Ką, viskas, Ani išleido, išvažiuoju, šiandien sekmadienis, varom į Klaipėdą. Tai paprašysiu vyrelio, kad pafilmuotų, kaip šiandien biškį atrodo. Pafilmuok, lauk. Ja. Nu gerai, leminukas. Jau dabar happy, kas bus toliau. Bagiai. Lekiam viskas jau mašinytė. Tikiuosi nejausiu kiekvieno akmenuko. Viskas bus gerai. Tai, posūkiai, nu tai bus viena iš linksmesnių kelionių jaučiu. Rodo 2 valandos ir būsim Ošvijoj. Varom pas mano uošvikus, pas Regio tetukus, tėvelius, žodžiu. Gerai. Sėkmytės atlaikyti kelionę man. Bet šiaip paėmus, kaip ir viskas normaliai. Ištraukė dreną ir iškart jau geriau pasidarė. Jau ryt kažkaip normaliau buvo. Vyras net nustebo, o tai tu normaliai, sako, eini. Aš galvau, kad čia iš vis vos judi. Nes su drenu atrodo rimtai kažkaip tas sunkus judėjimas toksai. Tai va, dreną ištraukė neskaudžiai, galvoju, kad bus skaudžiau, nes ir taip ta nugara tokia skausminga buvo, bet visai normaliai, nebuvo skaudu. Tai kaip ir viskas gerai, su šypsena išėjau, sakė seselė, sako išsitiesus, aišku, nepilnai išsitiesus, bet ne visai ir susilenkus, kad iki žemės pačių susilenkus. Tai palyginus visai pusėtinai jaučiuosi. O be to, žinot, sveikti ligoninėje yra viena, aišku, ramiau, nes visos seselės šalia, bet geriau būti su savo žmogum ir, kai sako, net sienos gydo, tai gal ir geriau bus man. Taip, kad mano geriausia seselė yra mano vyras. Gerai, tada įkiukas visiems. Gal dar susimatysim šiandien, o gal ir ne. Bye. Kaip gražus, fainas. Čia kažkokia proga. Kokia to kapučino kava? O, man tai žiūrėk, krepšinys. Ką man nėra netos. Ir kapučino kava su pienu. Tai durna kava su pienu. I coming home tonight. Cukraus nori? Nenoriu. Arba reikia biški gal, ne, gliukozės man biški, gal biškutuką, bet nedaug. Va kokį pasiėmiau mūsų pyragą. Tradicinis šakonis, lietuviškas. Nu, čia man dainą užsakyti. Kažkalpami. Reisiučių pasimti ant kaklo tokią paduškytę su Lietuva. Oi, turėsiu prisiminimą. Degaliniai pasiėmėm pyragiuko. Kaip jis pavadina, paprašau. Napoleonas. Bankuchenas. Lemva. Šakotis, va iš viso, ne tai. Bankuchenas čia rusiškai, man atrodo. Okay, it's šakotis. Taip, it's our traditional Lithuanian cake, very nice and tasty.
Who never tried, please try it. Lovely, lovely, lovely. It's made from a lot of eggs. And got pillow for me. It's with Lithuanian attributic. Va, kokia paduškytė lietuviška. Šiaip aš nesu labai gerbėja lietuviškų tokių atributikų, bet man dabar labai pravers ir kelionėje, kai skrisiu lėktuvu ir dabar pasikišt po nugarytę. Nu, žodžiu. Tai ir bus prisiminimai. Aš kai renku sentimentus, tai man labai bus faina turėti tokią neck pillow for myself. Gerai, lekiam. Nu, čia kažkokia neriminė būdavo. So many big change when we was last time. Klaipėda, Klaipėdėlė. Mano gimtas miestas. It's my hometown. O kaip Klaipėdoje, kiek motociklininkų susirinkę. Šiltas oras, fainas. Lekia chebra prie jūros. Važiuojame Melnragę į mūsų namuką, kuris išsinuomavo. Fainai bus prie jūros, pušinėlis. Aš įsivaizduoju, turėtų būti labai čiki-piki. Tokia ramybė. Melnragė antra. Plūdimys, mes prie paplūdėme visai čia. Kažkur buvusi. O man reiks numerių kažkokį skambinti. Bet laisvę jau turi. Jėj! Ta prasme, gavo laisvę? Gabis jo pasidarė. Ten buvo 21. Tai tas mums, ne? Jo. O koks numeris? 21 A. Tipo mūsų parkingo, ne? Va, mūsų namukas. Kur? Namukas. Nu čia kotedžas ir kotedžą kambariukai padaryti. Tai man reikia numerį skambinti. Palauk, skambinsiu. Reikia skambinti man iš angliško. Aha. Reikės, kas jis skambinti. Ten gali bišti pažiūrėti, žinoma, tai 21. Nu taip. 21 ratas vienas buvo. Žinoma, kas čia. Koksai kotedžiukas. Neina? Ko? Žiūrėk, tai gal čia kolina. Nu ir turėtų atsidaryti. Which hole? Trečias, man atrodo. Oi, kaip man sunku, nėra čia lifto, pažiūrėjau. Nežinau. Agir, mums dar raktus reikia pasimti. Raktus reikia stambus. Tai viduje yra. Apartamentus raktus skinti po 10 ranka, kurio raktų dėžutės. Toks pats. Trečiam aukšte po kairę pusę. Nėra lifto? Eik tu, ką daryti. O man čia bus iššūkis dabar užlipti. Raktus rasite girašį. Kad tai. O paskui ten neseifą reiks raktus sudėti irgi su kodu to. Ką? Kai išeisim, ta prasme, visam išeis. Batukai, tėtė. Ką? Nusivalom batukus. Bet šiaip dar viena turi būti, kažkaip kaip ant tos terasos užlipti. Kažkokia yra ant stogo dar terasa. Va, mūsų miegamieji kokie.
va čia laiptai terasai viršų dar yra. Fainai. Miškelyje. Nu, labai fainus apartamentai, labai. I like it. Tai takai. Yra terasa ant viršaus dar užlipti. Kur tu esi? Smagiai, taip moderniai padaryta viską. Kičeniukas. Ir ten va jūra. Iki jūros nueiti. Nu, labai man čia patinka. Žodžiu, labai fainai pailsėsim. Grynas oras, pušynas, jūra. Jau dabar kaip gerai įkvėpti gryną orą. Tai va, fainai bus pabūti. Nu, baigiai. Ateik, einam, noriu terasą pažiūrėti viršų. Bijau vieną lipt čia status laipto. Čia visą aplink eina terasą. Ir dar į viršų. Be careful, Edita. Neišsidrėbk čia. Tai kaip paražiai, kokia terasytė dar. Būtent šitam klapui. Jo. Fainai, ne? Viršutiniai klapai turbūt. Šitą jo ekstra dar. Geras. Nu, tokia terasykė, va. Jeigu geras oras, aš visai čia ir pasidegint galėsiu. Prie rūros. Nu, bus labai smagiai, dar Sonatas su vidu atvarys. Tai mes čia smagiai praleisim laiką. Kur jūra? Einam ilsėtis ten. Nėra jūra. Vanios nepažiūrėjau. Ta lieta voninė. Va. Dušiukas. O kvepia kaip skaniai. Eik tu savo, šitas gerai kvepia. Good morning. Sveiki. Kaip sakant, prasidės mamos poilsis po operacytės. Nu, visai smagiai mes čia pabūsim. Dar rytoj prisijungs vyrelio sesė su vyru. Tai išvis bus smagiai. Nebūsim vieni. No, I like it. Labai like it. Kraustai? Regi. Išsikraustai? Vienas minusiukas, kad nėra teliko miegamajam. Teti, ten nėra teliko miegamosiuose. Nėra teliko miegamajam. Viskas čia bus, kaip čia reiks išširtai išėti patogiai. Liku kiaušiniai ir... Taip pareinam, kai mane grįšim, tada pasimsiu. Kilutė. Rozetė turėtų būti. Čia yra, čia meridianas, noriu pasakyti, šitoj pusėje. Ten yra. Nu, bet čia dar kažkoks. Čia karinis. Klaipėdytė. Mūsų meilės miestas. Taip, mes čia susipažinom. Anikės aikštė ten kažkur. Kiek valandyčių.
tai ar normaliai atrodo paėmus, ne? Gan moderniai pasakyti, reiškia. Ja. Na, ne. Atrodo, man jau čia žygus restauruoti, čia nebuvo tikrai restauruoti. Ai, jo, aha. Varam į Katpėdėlę, į Rimi, Vėtrungės pasažas čia, ne? Tu kaip greitas 20 minučių praėjo. Lekiam pavalgyti vėl lietuviško maistuko. Reikia atsivalgyti lietuviško maisto, nes paskiau vėl Anglijai nevalgysim. Akropolis. McDonald's. Visko čia pilna. Ai, ten toliau aš visai nebesugaudau. Visai kur ta Katpėdėlė. Ten taip gražiai, pinkiniai. Kažkokie. Makarūnus. Šopas kažkoks makarūnus. Tu nedirbi. Va, mama, tavo šilas bankrutavo. Nėra net užrašo, regi. Tai gal jau nebešilas. Nu, ten yra kažkokios šiukšlės. Nu va, atlikėm į Tūpų centrą, Katpėdėlėj, pavalgysim. Tikiuosi skaniai. Ten yra Švyturio arena. Vyksta visokie basketbolai, viskas, visi renginiai tenai, nu žodžiu. Oi, Klaipėdėlė. Gal, žinok, aš tau pasakysiu, su senatvėje ir tų sentimentų tokių atsiranda. Pramintų takų čia turbūt visko. Ne viskas spėjot restauruot, bet su laiku susirestauruos Klaipėdėlė. Balandėliai. Tetukas apkeptus. Tuos cepus valgo. Kuo jisai ir parūkydavo, ir pagerdavo geriau. Tai kad nesukontroliuoja vis tiek. Vis tiek jisai. Sveikučiai. Šiandien 4 diena mano sveikimo. Galvoju, paupdeitinsiu prieš miegą, kaip man šiandien sekės. Nes šiandien yra pirma diena, kada leidau neligoniniai. Visą dieną žiauriai aktyvi buvo ir važiavom pas vyro tėvelius, pas uošvius, pabuvom kelias valandas. O paskiau varėm į Klaipėdą, į tuos apartamentus, kuriuos sunuomavom. Paskiau lėkėm pavalgyti, nusipirk kažkokios niekučio ir apie 9 valandą vakaro tik tai grįžom. Tai realiai išvažiavom iš ligoninės mes apie 10 kažkur tai plius minus. Ir skaitykit, 10 valandų gavos tokio, kaip ir aktyvumo, aišku, nebuvo ten vaikščiojimo kažkokio ypatingo mašinai, kol nuvažiavom iki Ošvijos ten porą valandų. Ne, mes per valandą, iš Kauno per valandą grįžom jo. Tai paskiau dar 40 minučių nuo Ošvijos reikėjo į Klaipėdą kažkur važiuoti. Nu, žinot, šiandien buvo daugiau sėdėjimo, negu iš vis jokio gulėjimo. Tai tik grįžus ten 9 valandą biškį buvau prigulus. Ir dabar valovyti jau vėlus metas, kol aš įsitaisiau tą lovą. Nes, čia nereguliuojama lova kaip ligoniniai, žinot, galit pasireguliuoti ant nugarą, kojas pasikelt dar, tai čia viskas paduškų pagalba. Tai va, paduškyčių visokių, kojas irgi su paduškytėm iškeltos. Tikrai nelengva. Ir šiandien jau toksai buvo, emociškai jau daug sunkiau.
nes matyti vis tiek toksai nepoilsio laikas buvo, tai buvau ir pratrūkus pražliumti, nes atrodo tiek pavargau, kad net niekaip, net atsisėst nebegaliu įsitaisyti. Tai biški toks buvo grauduliukas. Toks, toks, kaip pasakyti, nevilties, toks apėmė ir galvoju, Dieve, toksai. Bet va, tai sakau, biški ir nužlimbiau, bet, nieko. Paskiau vis tiek teko kažkaip tą nuotaikytę pasitaisyti ir toliau gyventi reikia. Šiandien tiesa pavyko biški apsiprausti. Vyrelis kojytės nuplovė. Aš ten su šlapiu rankšluostuku apsiejau rankas, pažastytės, viską. Tai taip nesmagu, nes negalėjai maudytis dabar. Aš kol mane išims tų siūlų, aš tikrai negaliu eiti. Realiai apie savaitę laiko tu negalėjai maudytis. Nes man dar tvaršiai net nepakeisti nieko, aš net negavau jokių tvaršių pasikeitimų, žodžiu. O tai pas tą daktarą varysim trečiadienį vakare, tai jau tu jaučiu po tų siūlų išėmimų, gal jau ir gausiu žalę šviesą nusimaudyti. Tai va, tai dabar tik tais toks apsiprausimas, žodžiu, apsivalymas, kaip sakant. Tai nėra smagu, galvą plauti reikia irgi, jau atrodo tiek niešti, čia visokio sauso šampūno lako prisivarius, tai išsausėja oda, troplys skanuoja, o Dieve, kaip sunku. Sakiau, vyrai jau gausi rytoj kažkaip kišim čia po kriauklę, bandyt man išplautą galvą, nes jau nebeapsikenčiu. Nes prieš operaciją išsimaudžiau galvą, išsiploviau, tai čia buvo trečiadienį, šiandien kas pirmadienis bus, tai už sekmadienis, kai tik praėjo, taip 4 dienas, 5 dieną eina. Ir tikrai ne faina. Tai va, tokie, kaip sakant, nesmagumai. Ir jau buvo dauno taikytė biški nukritus, bet kaip nors. Ir aišku, nebegau, ryte suleido man tos leidžiamus nuskausminamuosius. Kažkaip nesijutė tokio skausmo, tas parvykimas į tą Klaipėdą nebuvo toks baisus, bet dabar tik etanova geriu nuo skausmo davė, antibiotikus ir paracetamolį. Ir viskas, ką daugiau nieko gerti nereikia. Tai kažkaip tikrai skaudavo. Dabar prieš miegą etanovą įkaliau, ligoninėj buvau, tai duodavo naktim migdomuosius išgerti tabletę įkaldavau. Tai greit užmigdavau labai. Dabar migdamųjų nėra, bet jaučiu tiek nuvargus, kad tikrai užsnūsiu, tik kad nėra taip patogu, plus visą dieną kažkaip raižė skrandį, degino, viskas ten, žodžiu, žarnynas irgi visas pučia pilvą, tai kažkaip taip viskas sutrikė, visas kūnas toksai. Tai va, nieko, rytoj bus gal gražesnė diena, lengvesnė, tai sutiksim rytoj panaktį.